Tai va, truputį papasakosiu, ką Ratkėnas užsiima, ką Ratkėnas gamina. Tai šitą laiką biškį dingęs savais reikalais užsiminėjau, ten į streamus neišeinu. Čia biškį žemės pasiėmiau, bandysim statyti. O, pėdsakai gyvūnų. Matai, Herko, kokie pėdsakai gyvūnų? Tuk. Čia vežė žemės smigo. Tai bandysiu pastatyti. Dabar tokį kaip ir sodybėlę. Bandysiu labiau į itališko stiliaus. Tai pagal planus, kas čia stovės sodybėlė. Taip kažkur apie 10 žmonių talpinanti. Čia kaip tik užvežė, atvažiavau pažiūrėti žemę, nes čia kaip yra. Čia eina pelkė. Čia ūkininko kažkokia žemė biškiai tokia. Tai čia bus eglėmis užsodinta gražiai. Čia toks gražus įvažiavimas bus, alėja padaryta. Čia sodyba, čia į kalną dar žemė eina. Čia irgi nuo kelio visur gaunasi pelkė eina, tai čia nieks nieko aplinkui nestatys. Čia užsistums, čia bus kelias ir dar jeigu į ateitį žiūrint, tai dar ant kalno ten gražus reljefai, dar kokių porą nameliukų pastatyti. Nu, čia pagrindinė bus stovės. Tai va tuo truputėlį užsiminėjau, dabar šiaip updatinsiu. Ir kas liksit kontribueką, tai matysit progresą, kitus dalykus, nes galvoju, ne viską visiems reikia rodyti, yra labiau palaikančių, yra mažiau palaikančių, tai va tokie, kurie labiau palaiko truputėlį, tai daugiau ir parodysim. Gerai, biškį mums prastums jo, bandysim pravažiuoti. Paprašiau, kad pilvo biškį nuimtų, kad galėtum ir mes įvažiuoti ir po to atvarys, pilvo akmenukų papils. Kai tas pas neįsėstų. Ne, normaliai jisai visai. Sakys, bet važiuoju ir smigsi, jisai vis žinai, stumė, sako, bet jaučiuosi. Gal pravažiuok, atsivestų smėlio. Jisai stumdamas čia važiavo, ne? Bet aš bijau, kad jis nesėstų. Po to man reikės traukti su kuškį. Ne. Važiuok tu per pėdsakus. Ramiai, negazok labai. Su G3 varau. Tai taip, čia tau ne offroadinimo mašina. Ten reikia, kad užpiltų akmenų kokių, nes... Tai va, paims va iš tos. Pils. Nu va, pravažiavom. Po to, kai išvažiuosim, bus dar gražiau. Nu va, turim porą krūvų nustumdytų, tiksliau porą likusių, vaizdas gražėja. Tik tai žiūrint, man vis baisu, kad jisai į tą pelkę nenuvažiuotų. Jau ten būna, kad įneria netgi kartais. Tai va, nedaug liko. Pasidarysim kelią ir po to dar profilmuosiu, parodysiu, kaip gavosi. Turim tokį vaizdą truputį. Ko labiausiai bijojau, tai kai važinėjo iš šalia, buvo tokių porą jau įkritimų beveik. Nieko išvažiavo, nes čia realiai šone pelkė yra. Pelkynas, ten beibrynas. Tai jeigu šis smigtų, tai jam išvažiuoti biškį būtų sunku. Bet nieko, va, žmogus gražiai patripė. Padarė tvarkingai, dirba. Šaunu. Tai va.
tikiuosi greitai pradėsim ir statybas. O blėta udelės ratai kokie, tai dieve mano. Jetau. Tiesiai į plovyklą. Nu čia panašiai kaip ir batai.